Sveiki, čia Donatas iš Domenai.lt ir šiandien aš jums pademonstruosiu, kaip susikurti savo interneto svetainę per mažiau nei 5 minutės kartu su Domenai.lt puslapių kūrėjai. Taigi, pirmą kartą, kai prisijungsite prie puslapio kūrėjo, pamatysite šiuos 3 infoblokus, tai yra antraštė, tekstas ir paveikslėlis. O norėdamas įvesti čia informaciją, tiesiog spaudžiu ant pasirinkto bloko. Aš pradėsiu nuo antraštės. Pavadinsiu ją mano pirmasis puslapis. Įvesiu tekstą. Šį puslapį kūriau vos per 5 minutės. Ir įkelsiu paveiksliuką. Galiu pasirinkti jo lygiavimą. Kairė, centras arba dešinė. Aš paliksiu centrą, pasirenku paveiksliuką ir suvedęs visą informaciją tiesiog spaudžiu mygtuką išsaugokite ir peržiūrėkite. Ir štai, matau, kaip atrodys mano puslapis. Buvo išties paprasta ir lengva, ar ne? Dabar pažiūrėkime, kaip galime visą tai redaguoti. Spaudžiame norėdami redaguoti. Taigi, kai mes užvesime pelytę ant mums reikalingo infobloko, pamatysime informaciją, ką mes galime atlikti. Taigi, norėdami redaguoti turime paspausti. Spaudžiame. Štai, atsidarė vėl redaktorius. Čia galiu redaguoti informaciją. Arba galiu tempti bloką, norėdamas pakeisti eiliškumą. Tarkime, antraštė man reikalinga po tekstu. Spaudžiu pelytę ir tempiu žemyn po teksto blokų, atleidžiu ir viskas susisaugoja. Eiliškumas pasikeitė. Jeigu noriu grąžinti, keliu į viršų. Jeigu vis tik vienas blokas pasidaro nereikalingas, aš jį galiu pašalinti, spausdamas šią nuorodą. Spauskim. Manęs paklausia, ar tikrai noriu pašalinti šį infobloką. Žemiau parodo, kurią informaciją šalinu. Taigi aš paspaudžiu taip. Viskas. Teksto blokas dingo. Liko tik tais antraštė ir paveikslėlis. Dabar aš norėčiau pridėti dar vieną teksto bloką. Tai aš galiu padaryti spausdamas mygtuką plus infoblokas. Čia aš galiu pasirinkti vieną iš 3 infoblokų tipų. Tai yra antraštė, tekstas arba paveikslėlis. Aš pasirenku tekstą ir spaudžiu išsaugoti. Taigi, teksto blokas atsidūrė apačioje. Aš jį noriu grąžinti į antrą vietą. Ir dabar įvesime vėl tą pačią informaciją. Taip pat pakeisiu paveikslėlio lygiavimą į kairę. Ir padaręs reikiamus pakeitimus, spaudžiu išsaugokite ir peržiūrėkite. Štai, prašau. Paveiksliukas lygioja pagal kairę, tekstas vėl matosi. Dabar norėčiau sukurti dar vieną meniu, pavadinimu kontaktai. Ta aš galiu padaryti spausdamas mygtuką keisti meniu. Ir čia pasirinkęs kitą mygtuką plus meniu. Tai yra pridėsime dar vieną meniu. Vėlgi viskas lygiai taip pat kaip ir vedant informaciją į puslapį. Spaudžiame ant bloko, pavadinkime kontaktai. Saugome. Štai atsidarė mano naujas puslapis. Kontaktai. Pradžia liko čia. Jeigu noriu, galiu sugrįžti. Vis tik eikime ir įveskime informaciją prie kontaktų. Čia aš įvesiu tik tais antraštę ir tekstą. Tekstas bus taip, su manimi galite susisiekti paštu info Domenai.lt. Paveiksliuko nekelsiu, netgi jeigu aš jį palieku tuščią svetainę, jo nesimatys. Spaudžiu išsaugokite ir peržiūrėkite. Štai, kaip ir sakiau, paveiksliuko nesimato. Ir dabar aš galiu dar keisti meniu lygiavimą. Tai yra pakeisti jo eiliškumą. Vėl spaudžiu mygtuką keisti meniu.
Ir kaip informacijos redagavime, užvedęs pelytę ant reikalingo bloko, matau, kad galiu redaguoti arba tempti bloką, norėdamas pakeisti eiliškumą. Perkelsiu pradžią į antrą vietą. Kaip matom, viskas pasikeitė ir čia. Grąžinsiu pradžią į pirmą vietą ir pakeisiu jos pavadinimą. Tai mano pirmasis puslapis. Spaudžiu išsaugokite. Štai, viskas įsisaugojo. Viskas veikia. Tai ir viskas. Dabar galime tik pažiūrėti, kaip iš tiesų atrodo puslapis jau naršyklėje. Čia mes turime demonstracinę versiją. Spausiu atnaujinti. Štai. Kaip ir administravime buvo mano pirmasis puslapis ir kontaktai. Yra antraštė, tekstas, paveiksliukas. Paveiksliukas pagal kairę lygiuoja. Ir kontaktai. Neįkėliau čia paveiksliuko, jo ir nesimato. Ir tai būtų viskas. Ačiū, kad žiūrėjot ir kurkite savo puslapį su mūsų puslapių kūrėju. Iki.